Šiandieną norėčiau pakalbėti apie tai, kas turėtų būti ypatingai svarbu kiekvienai save gerbiančiai merginai, ir tai yra mūsų oda. Kaip žinia, mūsų kūno oda yra didžiausias mūsų organas, o mūsų veido oda yra ko gero didžiausias mūsų veidrodis ir atspindys viso, ką mes darome, ką mes valgome, kaip mes jaučiamės ir kaip prižiūrime save. Ir tai tą pačią progą naudodamasi norėčiau pristatyti naująją Energy DV odos priežiūros priemonių seriją iš Lancome. Ir būtent šią seriją sudaro 3 pagrindiniai produktai. Tai yra veido losjonas su aliejaus burbuliukais ir dalelėmis, taip pat miegojimo kaukė. Ir pagrindinis, ko gero, pačia didžiausia žvaigžde laikomas produktas, tai yra vandens pagrindu sukurtas veido kremas. Tai būtent apie jį pakalbėsime šiek tiek vėliau, nes jo koncepcijai reikėtų skirti šiek tiek daugiau laiko. Ir šiuo metu aptarsime tiesiog klasikinius produktus, tai yra veido losjoną, kuris jokių būdų nėra makiažo nuėmėjas ar kitokia prausiamoji valomoji veido priemonė. Tai yra produktas skirtas paruošti odą kitiems makiažo veido odos produktams. Ir būtent jo dėka likę produktai yra absorbuojami kur kas greičiau, geriau ir efektyviau. Ir būtent galima gauti kur kas geresnį efektą, nei naudojant priemonės pavieniui. Taip pat kitas nemažiau įdomus produktas yra miegojimo kaukė. Ir tikrai nesuklyskite ir neišsigąskite jo pavadinimo. Tai nėra kaukė, tai nėra nuvalomoji kaukė. Tai tiesiog yra produktas, kuris galimas naudoti kartu su mūsų likusia veido odos priežiūros priemonių rutina, kurią esame įpratę turėti būtent vakaro metu. Ir kremukas skirtas tam, kad palaikytų, atstatytų mūsų odos elastingumą, tiesiog puoselėtų mūsų veido odą. Ir pati koncepcija nėra nauja pasaulio rinkoje, tai yra azijietiška koncepcija. Ir būtent su šiuo produktu susipažinti man teko gyvenant Pietų Korėjoje. Deja, neturėjau pakankamai informacijos, kad suprasčiau, kad tai nėra normali kaukė ir galiu su ja miegoti, nors parašyta būtent sleeping mask. Tačiau tai yra produktas, kuris yra galimas naudoti šalia vakarinio arba naktinio veido kremo. Ir jį tiesiog jo likučius reikia pašalinti su kitais likučiais, kuriuos esame įpratusios nuprausti iš ryto. Abu produktai iš tiesų turi identišką vienodą labai lengvą žalielinį citrusinį aromatą. Kvapas nėra labai intensyvus, tačiau ko gero kvapo faktorius yra svarbus toms, kurios yra ypatingai jautrios kažkokiems kvapams. Tai tikrai žinokite, kad jis yra, tačiau greitai išsigaruoja ir jo iš tikrųjų dienos metu visiškai nesijaučia. Na ir pats įdomiausias produktas tai yra angliškai pavadintas The Smoothing and Glow Boosting Liquid Care. Vandens pagrindu sukurtas veido kremas, serumas ar kitoks produktas ir viskas viename. Tai konservatyvesnės merginos gali pagalvoti, kaip čia galima padaryti tą sodrų ir turtingą kremą vandens pagrindu. Tai neišsigąskite, tai nėra nauja koncepcija. Vėlgi tai yra atvežta iš Azijos šalių, kur yra ypatingai drėgna ir karšta visuomet. Ir tikrai žmonės yra įpratę, kad veidas labai apsunkintas ir tie sunkus kremai tikrai nėra pati geriausia išeitis. Dėl to yra sukurta vandens pagrindu sukurta produktų linija, kuri tikrai puikiai tinka kiekvienai merginai, kuomet yra karšta. Taip pat tai, kurios veido oda yra linkusi blizgėti, kaip matote, aš tai tikrai pasižymiu gražiu blizgesiu, sveiku ar nesveiku, čia jau skonio ko gero klausimas. Tai ypatingai produktas tinkamas naudoti vasaros metu, kuomet labai karšta, kuomet nesinori veido apkrauti stipriais ir tais riebiais veido kremais, tačiau norisi palepinti savo odą ir suteikti maksimalų drėkinimą. Taip pat reikėtų paminėti, kad visa produktų linija sukurta visiems odos tipams, tai yra turėtų tikti tiek sausai, tiek normaliai veido odai. Bet be abejo, didžiausias atradimas tai bus būtent riebesniai ar mišriai veido odai, kurie yra linkusi blizgėti ir natūraliai. Ir būtent tokiai odai norisi kuo lengvesnių produktų.
Na ir pabaigai tikrai norėtųsi pasakyti, kad nepaisant to, kokį prekinį ženklą rinksitės prižiūrėti savo veido odą, tai geriausia yra rinktis būtent visus produktus iš to paties prekinio ženklo vien dėl to, kad tokiu atveju yra užtikrinamas maksimalus priemonių veikimas tarpusavyje, nes niekuomet negalime žinoti, kaip sąveikaus tarpusavyje kažkokios aktyviosios medžiagos naudojant skirtingų prekinių ženklų produktus. Ir galiausiai, nors, iš tikrųjų visa Energy priemonių serija buvo sukurta ypatingai skubančiai moteriai, kuri neturi laiko pasirūpinti savo odos gerovę. Norėčiau palinkėti, kad ne vienos mūsų gyvenime nebūtų taip, kad neatsirastų tos porą papildomų minučių, kuomet reikia pasirūpinti savo veido oda, nes laiko tikrai turime, tačiau priklauso viskas nuo to, kaip suskirstome savo prioritetus. Ir labai svarbu save mylėti, labai svarbu yra prižiūrėti save ir lygiai taip pat yra svarbu prižiūrėti savo odą. Ir tikrai atsiras tos papildomos porą minučių ir jomis reikėtų naudotis tam, kad gerintumėme save, kad gerintume savo odos būklę ir tiesiog savo bendrą gyvenimą.